Kolmar yra vienas iš tų miestų, kurie atrodo lyg iš pasakos. Jis įsikūręs Elzaso regione, Prancūzijoje, visai šalia Vokietijos ir Šveicarijos sienos. Ir būtent dėl savo vietos čia galima pajusti tiek prancūziškos, tiek vokiškos kultūros derinį, ypač architektūroje ir maiste. Mes praleidome laiką tiesiog vaikščiodami po senamiestį, šį kartą be jokio konkretaus plano ir tiesą sakant, tai geriausias būdas pažinti Kolmarą. Gatvės tikrai pilno žavesio, kiekviename kampe yra ką pamatyti, spalvingi namai, jaukios kavinukės, fontanai, gėlėmis apkaišyti langai. Tai tikrai nepaprastai fotogeniška vieta. Įdomus faktas, kurio nežinojome iki atvykstant, Kolmar yra Federico Augusto Bartoldi, Laisvės statulos kūrėjo gimtinė. Vos tik atvykę į miestą pamatėme mažesnę Laisvės statulos versiją ir pagalvojome, ar mes atvykome į Niujorką, ar jie čia tiesiog labai kopijuoja didįjį Amerikos miestą. Tik vėliau sužinojome būtent šios statulos egzistavimo šiame mieste priežastį. Miesto centre pamatysite Švento Martyno bažnyčią, didžiulį gotikinį pastatą. Tai nėra katedra, nors daug kas taip ir mano. Bažnyčia tikrai įspūdinga ir turtinga detalėmis. Įdomu ir tai, kad gandras yra vietinis Kolmar simbolis. Miestas garsėja savo gandrais, o ant visų šaldytuvo magnetukų pamatysite būtent šį paukštį. Jei gerai įsižiūrėsite į Švento Martyno bažnyčios stogą, pastebėsite gandralizdį. Įėjimas į šią bažnyčią kainuoja 2 eurus, tai simbolinis mokestis. Viduje pamatysite vitražus, spalvotus langus su biblinėmis scenomis ir dekoratyviniais motyvais. Pati bažnyčia pastatyta 14 amžiuje, tai puikus Elzaso gotikos pavyzdys. Rasite medinius suolus ir drožinius, tai įdomus istorinio laikotarpio baldai ir mediniai elementai. Pamatysit didįjį vargoną, tai įspūdingi senoviniai vargonai dažnai naudojami koncertams. Mes šiame mieste turėjome tik kelias valandas, bet jei galite, tikrai rekomenduojame skirti bent pusdienį. Tada turėsite laiko pasivaikščioti lėčiau, galbūt pasiplaukyti valtimi, ramiai papietauti ar net aplankyti vieną iš muziejų. O jei kada turėsite galimybę atvykti per Kalėdas, Kolmar garsėja vienomis gražiausių kalėdinių mugių Europoje. Tada visas miestas nušvinta dekoracijomis ir atrodo dar labiau stebuklingas. Kolmaras dar vadinamas Elzaso vyno sostinė, o regionas garsėja baltaisiais vynais. Tad, jei esate vyno mėgėjas, čia rasite daugybę degustacijos galimybių. Na, o maistas, nepraleiskite dengtosios turgaus halės šalia Petit Venise. Čia pilna vietinių sūrių, dešrų, kepinių ir užkandžių. Puikiai vieta greitai ir autentiškai užkąsti. Viena vieta, kurios tikrai negalite praleisti, vadinama Le Petit Venise arba Mažoji Venecija. Tai nedidelis rajonas su kanalais, kuriuose atrodo, jog namai plūduriuoja ant vandens. Jei turėsite laiko, ten galima paplaukioti ir valtimi. Jeigu kada važiuosite per Elzasą ar šiaurinę Prancūzijos dalį, būtinai įtraukite Kolmar į savo maršrutą. Net kelios valandos čia yra vertos dėmesio, netgi jeigu ir lyja. Ačiū Jums labai, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą. Tikiuosi Jums patiko ir kad tai padės lengviau apsispręsti, ar verta aplankyti šį miestą. Netrukus dalinsimės kitomis mūsų kelionės detalėmis, tad nepamirškite sekti mūsų puslapio.